Šiandien Lietuvoje už 3,5 lito jūs galite nusipirkti visą kilogramą tikrai kokybiško cukraus. O vaistinėje už 21 litą, tai yra už 6 kartus didesnė kaina, tik 6 gramus šio vaisto nuo gripo. Bet ką jūs pasakysite, kai dabar iš gydytojos išgirsite, kad tai tas pats cukrus, tik vadinamas vaistu? Iki šią nuomonę išgirsime dar šiek tiek matematikos arba, kaip sakoma, svetimų milijonų paskaičiavimų. Už šią vaisto pakuotę mokame 21 litą. Ir jei tai yra 6 gramai cukraus, maisto prekių parduotuvėje už šiuos pinigus, už 21 litą, galime nusipirkti 6 kilogramus cukraus. O jį išpilstę pagamintumėm 1000 pakelių šio vaisto ir juos pardavę uždirbtumėm 21 000 litų. Taigi investicija 21 litas, uždarbis 21 000 litų. Bet ar tai tikrai tik cukrus? Nu tai yra švęstas vanduo. Bet jis barška. Nu, barškantis švęstas vanduo, pagerintas. Tai o kas čia tada yra? Kas yra tose gražiuose įpakavimuose? Kas? Cukrus. Cukrus? Cukrus, cukraus granulės. Tai yra cukraus granulės apipurkštos kažkokią nuoplovą, kuri vadinasi 200K potencija. Ar ne veltui sakoma, kad farmacija antras pagal pelningumą verslas po prekybos ginklais? Bet tam, kad Lietuvoje prekiautum tokiu stebuklingu cukriniu vaistu, pirmiausia, jį reikėjo užregistruoti valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje. O šiai tarnybai šiandien vadovauja žmogus, buvęs privačių farmacinių kompanijų asociacijos direktoriumi. Ir lygiai per 4 dienas atsisėdęs į valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko kėdę. Kitaip tariant, iš pradžių jis atstovavo farmacininkų interesus, o dabar turėtų juos kontroliuoti. Tas garsusis oscilokoksinomas. Pasakykite tiesą jūs, kas čia vyksta? Tai mes tikrai už cukrų mokame šitokią kainą? Tikrai jūs cukrų registravote kaip vaistą? Mes neregistravom. Tas vaistas registruotas yra... Suprantat, mes kalbame su gydytojais ir jie sako, jie skaito tą lapelį, sako, čia cukrus. Gerai, tai jeigu jūs norit konkrečių klausimų, prašau man užduoti konkrečius, nes netarp durį apie vaisto savybės mes turbūt atsakinėsim. Tai mes tikrai mielai su jumis kur nors prisėstumėte, jeigu pakviestumėte. Prašau man paruošti klausimus, užduokit, aš tikrai neatėjot, aš neturiu laiko dabar kalbėti, nesu pasiruošęs tam. Dėl to aš norėčiau, kad jūs paruoštumėt klausimus, jeigu jums rūpi, mes atsakysim. Tai klausimas jis yra paruoštas. Gydytojai mums pasakoja, kad oscilokoksinomas yra paprasčiausias cukrus, kuris parduodamas už tokią kainą. Nežinau, aš tokių gydytojų negirdėjau tokių pareiškimų, tiesą sakant, ir tai tikrai nėra taip. O mes girdėjome gydytoją, patyrusią pediatrę. Kai Lietuvoje siaučia gripas, vien per šį sezoną nusinešęs jau 7 gyvybės, girdėjome nuomonę, kad oscilokoksinas tai cukrus apipurkštas kažin kokia 200K potencija, kuri matyti ir turėtų gydyti nuo mirtinos ligos, nuo gripo. Tai yra žąsies ar anties kepenų, laukinės anties, kepenų ir širdies autolizato filtrato 200K potencija. Labai moksliškai. Labai moksliškai skamba. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad paimama tos anties kepenų ir širdies gabalėlis ir yra užmerkiamas kasos sultyse. Tada palaikius rodos mėnesį, ar neatsimenu dabar kiek, šitas visas tirpalas, tas autolizatas yra išpilamas. Ir į tą talpą įpilama distiliuoto vandens. Vėl išplakama ir vėl išpilama. Tada vėl užpilama distiliuoto vandens, išplakama ir išpilama. Ir taip 200 kartų. Ir jau 200-ame praskiedime tas 200K potencija. Tame inde, kuriame buvo kažkada tas... Po 200 kartų tai jau ir yra oscilokoksinas. Tai nepatingėjo ir paskaičiavo amerikiečių vienas infektologas, kad
kas jau ten bebūtų tose kepenyse, kokia jau ten bebūtų veiklioji medžiaga, kas ten galėtų būti, tai ančiai priklausanti molekulė yra santykyje 1 su 2 milijonais su vandens molekulėm. Iškia po šitiek išplovimų. Tai jeigu kas nors mano, kad tai yra vaistas ir dar vaistas nuo potencialiai mirtinos ligos, kuri gali komplikuotis plaučių uždegimais, miokarditais, tai yra širdies raumens uždegimais ir taip toliau, tai jis gyvena kitam pasaulyje, nežinau kokiam, ir kitose dimensijose. Kažkokiam kitam išmatavime, apie kurį aš nieko neišmanau. Atlikime eksperimentą. Mums prireiks slapto filmavimo, kad pamatytumėm, kokia yra realybė. Štai, į bet kurią vaistinę užsukę prašome kokio nors vaisto nuo gripo. Aš atsiprašau, aš norėčiau kokio nors vaisto nuo gripo. Kaip manote, kokį pirmą nereceptinį vaistą pasiūlo vaistininkė iš karto? Gali būti osilokoksinas. Osilokoksinas, ar ne? Gali būti osilokoksinas. O jūs nepaklausiau brangus? Jisai 21,49. Šitkai, jis tikrai veikia gerai. Tikrai, patikėkit, jis tikrai veikia gerai. Tikrai labai geri atsiliepimai ir tikrai galima gerti tiek, profilaktikai, tiek jau sirgimo metu. Jeigu yra tikrai tik pati pradžia, jis turėtų suveikti gerai. Gal jis tikrai geriausias? Kainuoja tai jau tikrai nepigiausiai. Bet gal tai visai ne cukrus pašlakstytas vandeniu gautų 200 kartą išplovus indą, kuriame buvo ančių kepenų. Vaistas naudojamas daugiau nei 60 pasaulio šalių ir, kaip farmacininkai sako, dar niekam nepakenkė. Va, kokį vaistą gavau. Vaistininkė mums sako, kad čia yra puikus būdas išsigydyti nuo gripo. Praverėme galingos ir įtakingos farmacinės kompanijos duris. Ar tai pavojinga domėtis tokius pelnus sukančiomis kompanijomis? Pagyvensime, pamatysime. Čia norime vienintelio dalyko – įsitikinti, tai kuogi jie mus gydo nuo gripo, ką mums parduoda – vaistą ar gražiai įpakuotą cukrų. Išjungti šitą aparatą. Negalime išjungti. Aš neleidžiu šitoje patalpoje filmuoti, einam, pasikalbėsim su ponė apie homeopatiją, tada jinai jau turėdama supratimą, supras, ką aš sakau, nebus klaidinama. Mes norėtumėm su šituo ponu ir su kamera pasikalbėti apie homeopatiją, sužinoti atsakymą į tą klausimą. Ar tai tiesa, kad šitame vaiste nėra nei vienos molekulės gydomosios medžiagos? Kaip sakot? Einam tada, bet be šito daikto, nes aš iš tikrųjų neduodu leidimo čia filmuoti. Žinokit, bet aš atsiprašau, bet mes kitaip negalime, mesgi žurnalistai renkame informaciją. Tai ar ta informacija, ką jūs man papasakosite, yra kažkas slapto? Nėra slapto. Apie kągi slapta be kameros kalbėtumėm su farmacinės kompanijos direktoriumi. Kam galėtų trukdyti viešumas? Jei vaistas nuo gripo ne tik cukrus, tai tiesų atsakymą ir turėtumėm išgirsti. Nors vaistas registruotas Lietuvoje jau 16 metų ir jau 16 metų mes turėtumėm žinoti, kokį vaistą perkame nuo gripo. Iš to, ką mes jau šiandien nufilmavom, kiek informacijos surinkome, tai tie žmonės, tie specialistai, kurie kalbasi su mumis, pasakoja, tiesiog, žinokit, neįtikėtiną dalyką, kad tas vaistas susideda iš cukraus ir viskas. Ir kad ten nėra nei vienos molekulės gydomosios medžiagos. Tai tada kyla klausimas, o tai kodėl jūs jį registravote kaip vaistą, kodėl žmonės juo gydosi nuo gripo, jeigu tenais nėra tos molekulės, net molekulės, ir kodėl mes tiek brangiai mokame. Pateikit visus tos klausimus, visą kompleksą, kur jums kyla nerimas, mes į viską tvarkingai, papunkčiui atsakysim. O jums nekyla nerimas? Man nekyla. Nerimas tikrai. Aš kol kas jokio pagrindo nerimui neturiu. O pabaigai tai, ko visai nesitikėjote. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, jos viršininkas, užtruko vos 2 dienas, kad pagaliau ryžtųsi mums ir jums pateikti teisingą informaciją. Nors iš pradžių, kaip matome, viršininkas dėjosi nustebęs, kad vaistinėje kaip vaistą nuo gripo nusipirkome osilokoksiną.
Bet jau po 2 dienų išplatino oficialų pranešimą. Oscilokoksino pakuotės yra klaidinančios. Gripo šis preparatas negydo. Ir paliepta farmaciniai kompanijai paimti pakuotės iš vaistinių. Mat, homeopatinis vaistas tik palengvina peršalimo simptomus. Negydo, o palengvina. 1-0. Teisingumas šį kartą laimėjo.